Ploto matavimo vienetai. Ploto matavimo vienetas 1 kvadratinis centimetras yra lygus 100 kvadratinių milimetrų. 1 kvadratinis decimetras yra lygus 100 kvadratinių centimetrų arba 10 000 kvadratinių milimetrų. 1 kvadratinis metras yra lygus 100 kvadratinių decimetrų, 10 000 kvadratinių centimetrų arba 1 milijonui kvadratinių milimetrų. 1 kvadratinis kilometras yra lygus milijonui kvadratinių metrų. Didesni žemės plotai matuojami arais, hektarais. 1 aras yra lygus 100 kvadratinių metrų, nes aras yra lygus kvadrato, kurio kraštinis ilgis yra lygus 10 metrų plotui. 1 hektaras yra lygus 100 arų, nes hektaras yra lygus kvadrato, kurio kraštinis ilgis yra lygus 100 metrų plotui. 1 hektaras lygus 10 000 kvadratinių metrų. Sklypo plotis 400 metrų, o jo ilgis 200 metrų. Koks sklypo plotas hektarais? Pirmiausia, apskaičiuojame sklypo plotą kvadratiniais metrais. Gautą plotą daliname iš 100, nes aras yra lygus 100 kvadratinių metrų ir gauname sklypo plotą arais, tai yra 800 arų. 800 daliname iš 100, nes hektaras yra lygus 100 arų ir gauname, jog sklypo plotas hektarais yra 8 hektarai. Arba galime iškart 80 000 kvadratinių metrų padalinti iš 10 000, nes hektaras yra lygus 10 000 kvadratinių metrų. Ir gauname, jog sklypo plotas hektarais yra 8 hektarai. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Kokiais matavimo vienetais matuojamas plotas? Kuom matuojami didesni žemės plotai? Jei atsakei šios klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.